Sveiki, jūs jau įsijungėte trečiąją laidos Skamba teisingai epizodą ir šiandien mes kalbėsim su kūrybos agentūros Idėja Vilnius kūrybos vadovu Jonu Valatkevičiumi. Su daugybė žmonių kalbėjau apie apskritai kūrybą kaip discipliną ir susidarė toks įspūdis, kad žmonės ne iki galo žino ir ne iki galo įsigilina, kas yra kūryba, kaip jinai vyksta, koks yra jos procesas ir galų gale kokį rezultatą jinai turėtų duoti. Dėl to šios dienos pokalbis pabandys paliesti visus šios klausimus, pabandys panagrinėti, kaip veikia ir kaip vystosi kūrybos agentūra, kokie žmonės joje dalyvauja, kokie procesai vyksta ir kokį galutinį produktą gauna klientas. Tai apie visą tai būtinai ir pakalbėsim. Tikiuosi, kad jums bus įdomu, lauksim jūsų komentarų, prenumeruokit mūsų kanalą ir geros laidos. Sveikas Jonai, tai gal pirmai pradžiai tiesiog keletą žodžių apie save, apie tai, ką tu veiki, o tada pradėsim visą mūsų pokalbį. Tai aš esu Jonas Valatkevičius, esu reklamos agentūros Idėja Vilnius kūrybos vadovas. Kūrybos vadovo šitoje reklamos agentūroje aš esu kokius metus, nes prieš tai buvau porai metų nuklydęs į skaitmeninės komunikacijos lankas, o dar anksčiau buvau kūrybos vadovo keliose kitose agentūrose. Bet jeigu neklystu, tu reklamos rinkoje jau apie 20 metų. 17 kokį, jo. Tai jau kaip ir apie 20. Tai kalbant apskritai apie reklamas, apie kūrybą, ką mes šiandien daugiausiai ir kalbėsim, yra tokia nuomonė ir mintis, kad Lietuvoje visi supranta krepšinį, visi gali pakomentuoti reklamas. Ar tokia pati situacija yra ir su kūrybiniam industrijom, su kūrybiniais sprendimais? Be abejo, kiekvienas gali pasakyti, patinka jam viena reklama ar nepatinka. Tai šia prasme iš tikro taip. Kiekvienas gali turėti savo nuomonę apie vieną ar kitą reklamos sprendimą. Kitas dalykas, vėlgi paprastai vartotojas nežino, ar jam ta reklama skirta, ar pavyzdžiui jo seneliui ar kaimynui gyvenančiam visai kitą gyvenimą. Tai tam tikrais atvejais, kai vienam žmogui reklama nepatinka, tai gali būti, kad taip ir turi būti. Bet buvai kažką minėjęs, kad periodiškai tenka susidurti tokią nuomonę, kad ten mano vaikas pat sukurtų geriau. Tai čia vėlgi mes galim kalbėti apskritai apie tai, kaip visuomenė supranta kūrybą. Tai kūrybos suvokimas be abejo ateina iš meno suvokimo, o menas dažnai vėlgi suvokiamas tokiais modernistinio 20 amžiaus pradžios meno principais, kad menininkas sėdi kėdėje arba ant žolytės, žiūri į dangų ir laukia kažkokio įkvėpimo iš ten vieno ar kito dievo ateinančios idėjos. Tai ko gero dalis meno galbūt taip ir yra kuriama, bet vėlgi kai mes keliamės į komunikacijos kūrybą, reklamos kūrybą, tai ten dalykai yra žymiai racionalesni ir be abejo žiūrovui už kadro nesimato viso proceso, bet jis paprastai keliauja tam tikrus pakankamai racionalius žingsnius, kad rezultatas būtų prognozuojamas. Galbūt šiek tiek galim ir išsiplėšti šitoje vietoje. Aš žinau, kad kūrybinėse industrijose yra nemažai įvairių metodikų, galbūt taktikų, kaip yra prieinama prie gero sprendimo. Gal galėtum šiek tiek papasakoti apie jūsų agentūroje taikomas metodikas, kurios padeda jums galiausiai prieiti iki tos idėjos, kuri jau yra teisinga? Tai aš manau, dauguma agentūrų susijusių su didžiaisiais agentūrų tinklais, pasauliniais tinklais, jos dirba panašių principų, yra nusistovėjusios tam tikros darbo taisyklės. Tai paprastai pirmas žingsnis yra toks, pavadinkim jį strateginiu, vėlgi jis gali būti įvairiausio lygmens. Iš esmės jo metu yra priimama užduotis iš kliento, tyrinėjamas kontekstas, vartotojas, rinkos aplinka ir panašūs dalykai. Ar dažnai tenka pakvestionuoti užduotis, kurios gaunamos iš kliento? Taip, pakankamai dažnai. Čia vėlgi priklauso nuo agentūros požiūrio ir santykio su klientu. Tai mes laikome kaip ir savo tokiu privalumu, kad mes stengiamės kvestionuoti užduotis, ypač strateginiam lygmenį, nes ko gero tai yra viena iš verčių, kurias klientas gali gauti iš agentūros. Tai yra šiek tiek pasižiūrėjimą
iš šalies jo pasitikrinimą tų dalykų, kuriuos klientas paprastai mato iš vidaus ir galbūt vėlgi to išorinio konteksto mažiau žino. Tai yra ta strateginė dalis, dalyvauja strategas, naudojam tyrimus, kai reikia, kai turim, kartais patys galim juos pasidaryti, dalyvauja galbūt kūrybos vadovas šitame etape, projektų žmonės. Ir tada yra formuluojama užduotis, kuri keliauja su tam tikrom įžvalgom apie tai, į kurią pusę kūryba turi judėti, keliauja į kūrybos skyrių. Tai iš esmės, kūryba negauna kažkokios labai abstrakčios užduoties. Mums reikia TV klipo, arba ten mums reikia... Pasiūlykit, tai čia yra pati blogiausia situacija, kuri dažniausiai niekur nenuveda. Tai iš esmės kūryba gauna užduotį pakankamai, kaip čia pasakyti, apribotą. Tai reiškia, kad joje yra jau numatytos esminės kryptys, auditorijos, apie ką turi būti kalbama. Tai vėlgi tas mums kaip ir rodo, kad kūrybos darbas nėra tiesiog sėdėti ir kažką galvoti, tai yra pakankamai toksai tikslingas, kryptingas darbas. Tada idėjos yra pristatomos klientui ir jeigu viskas gerai, keliaujam į gamybinę stadiją, kai yra kuriami jau TV klipai, fotosesijos daromos, programuojama, jeigu reikia ir panašiai. Kaip jūs pajaučiat, kad kažkuri idėja yra jau ta? Šita yra to, ko mes ir norėjom. Tai čia, ko gero, vėlgi egzistuoja du parametrai, aišku, jų gali būti ir daugiau. Vienas parametras tai yra tos užduoties dokumentas, kurį mes gaunam iš strategų kliento, iš strategų ir tada atkeliauja į kūrybą. Tai iš esmės pakankamai, jei ta užduotis gerai padaryta, yra pakankamai aišku, ar sukurta idėja atsako į užduotyje iškeltus klausimus ar ne. Kitas dalykas vėlgi yra idėjos vertinime dalyvauja kūrybos vadovas, kuris galbūt turi tokį lemiamą žodį, bet lygiai taip pat ir kiti prie projekto dirbantys žmonės. Čia galbūt atsiranda ir tam tikras asmeninis toksai aspektas, intuicijos kažkoks jausmas, kad šita idėja šiek tiek stipresnė už tą kitą idėją. Čia vėlgi tada atsiranda ir bendras reklamos kontekstas, nes paprastai stengiamės nesiūlyti klientų idėjų, kurios jau buvo įgyvendintos, o tokių dalykų pasitaiko labai dažnai, ypač šiais interneto laikais. Ar būna taip, kad, jūs gaunat užduotį, atliekat visus strateginius veiksmus, viską pasidarot, visus namų darbus ir galiausiai kažkuriame etape paaiškėja, kad, neturim idėjos? Taip nebūna, taip negali būti, nes, kaip jau sakiau, kūryba reklamos agentūroje yra toks tikslingas darbas, tai panašiai kaip važiuoti per raudoną šviesą automobiliu. Tu jeigu esi save gerbiantis žmogus, tu to nedarysi jokiom aplinkybėm. Tai iš esmės, galim galbūt kalbėti apie tai, kad kartais pavyksta mūsų, vėlgi ta subjektyvia nuomonė, atrasti stipresnę idėją, kartais galbūt jinai nėra tokia stipri, bet iš esmės atvažiuoti pas klientą su idėja yra privaloma, tai taip nebūna. Aš galbūt vėlgi galėčiau pridurti, kad reklamą ko gero reikėtų suvokti labiau kaip taikoma į meną, tai reiškia, mes nekuriam kažko, kaip sakiau, abstraktaus, mes vis vieną kuriam, arbatinuką. Tai tas arbatinukas gali būti bet koks, jis gali atrodyti bet kaip, bet jame vis vieną tu privalai galėtų užplikyti arbatą. Man atrodo, daug kas įsivaizduoja, kad kūrybinis procesas yra žavus ir tuo, kad yra įvairūs brainstormai, kur ten visi sėdi, atsipalaidavę, siūlo kažkokias idėjas. Ar iš tiesų taip ir vyksta brainstormai? Jo, tai čia yra tas brainstormas vadinamas, tai yra toks galbūt pats pagrindinis darbo įrankis, kadangi standartiškai reklamos agentūroje kūrybinę komandą sudaro 2 žmonės. Tai yra teksto žmogus ir vaizdo žmogus. Tai iš esmės jie idėjas generuoja dviese, kartais vėlgi gali tame būryje atsirasti ir daugiau žmonių. Kelios kūrybinės komandos, kūrybos vadovas, kažkas iš
skaitmeninio pasaulio, jeigu vėlgi idėja link to keliauja, bet iš esmės jo idėja kuriama yra bendrai. O jeigu klientas nori sudalyvauti brainstormuose, čia iš jūsų perspektyvos čia ok, ar jūs stengiatės, kad gal klientas taip šiek tiek būtų savo teritorijoje, jūs savo teritorijoje? Iš principo yra ok, bet aš sakyčiau, mes labiau norim, kad klientas aktyviau dalyvautų toj pirminiai stadijoje, užduoties formulavimo stadijoje, nes ten kliento įnašas gali būti itin reikšmingas. Pačiam kūrybiniam procese kartais irgi taip nutinka, bet aš sakyčiau, tokia įprastinė praktika vis tik palikti kūrybą savo lauke ir tada tiesiog sulaukti iš jų idėjų. Trečias dar punktas, dažnai klientai itin dažnai dalyvauja gamybiniai stadijoje, tai yra filmavime, fotosesijoje. Bet labiau turbūt net nekontroliavimo tikslais, tiesiog turbūt smalsu, kaip vyksta. Ir taip. Kartais klientas jaučia būtinybę, kadangi filmuojant dažnai keičiasi dalykai. Nėra viskas taip suplanuota, kad kaip pasirašėm, taip vat ir įvyksta. Tai kartais klientas tiesiog nori būti tikras, kad tie įvykstantis pokyčiai, jie būtų taip, kaip jis įsivaizduoja, kad turėtų būti. Esu ne vieną kartą girdėjęs įvairių pokalbių tarp klientų, kurie sako, tarkim, šitam sprendimui kūrybinės agentūros man nereikės. Arba, sakykime, mano biudžetai yra per maži, kad aš galėčiau samdyti kūrybos agentūrą. Arba dar įvairios priežastys, kada klientai kaip ir patys nusprendžia, reikės kūrybos ar nereikės kūrybos. O kaip tavo nuomonė, kada ir kokiais atvejais kūrybos agentūra yra svarbi? Kada galbūt jinai tikrai yra reikšminga, padedanti klientui ir sprendžianti kliento problemas? Aš manau, kad agentūra klientui reikalinga visų pirma tuo met, kai jis nori turėti partnerį, kuris į jo problemas gali pažvelgti šiek tiek kitų kampų. Tai vėlgi, man atrodo, kad šiandien kūrybinė agentūra neparduoda kūrybiškumo, kaip tokio. Svarbiau yra tai, kad agentūra gali, nori ir turi būti tokiu partneriu platesniam kontekste, nes vėlgi klientas gali pasitelkti net ir verslo idėjams spręsti agentūras. Tai čia vėlgi aš norėčiau akcentuoti galbūt ne patį kūrybiškumą kaip tokį, ar kūrybą, reikia man kūrybos ar nereikia, bet labiau žvilgsnį iš šalies ir nestandartinį mąstymą, nes man atrodo vėlgi reklamos agentūros iš prigimties turi stipresnius nestandartinio mąstymo įgūdžius negu šiaip piliečiai. Esu girdėjęs įvairių pokalbių, kuriuose skirtingos agentūros diskutuoja apie tai, kas pirmas turėtų gauti briefą. Turbūt kiekviena disciplina mano, kad jinai tikrai būtų arba viena tarp tų pirmųjų, arba pagrindinė, kuri nulemtų visų tolimesnių agentūrų darbą. Pavyzdžiui, tu būdamas kūrybos atstovas, ar tu manai, kad kūryba tai yra tokia bazė, pagrindas, ant ko turėtų statytis ir visų kitų agentūrų darbas, ar vis dėlto kūryba tai yra tiesiog viena iš disciplinų, kuri privalo egzistuoti bet kuriame mikse? Tai aš tikėčiau, kad kūryba yra viena iš disciplinų, kuri egzistuoja tarp daugybės kitų ir iš esmės vėlgi tai yra viena galbūt iš didžiųjų šito verslo transformacijų, kad buvo laikai, kai iš tikro klientas turėjo kūrybinę agentūrą. Tradicinę reklamos agentūrą, kuri netgi planuodavo ir žiniasklaidos pirkimus ir panaudojimus. Prieš kiek metų? Čia 50-ieji, 75-ieji tas aukso amžius reklamos agentūrų. Tai šiandien mes turim visiškai kitokį lauką, kur sunku galbūt net būtų ir išvardinti ten visas sritis, kuriuose klientas gali surasti savo partnerių. Tai ko gero, kam pirmam ta užduotis turi atitekti, atsakymas vėlgi yra dvigubas. Vienas dalykas, kartais galbūt užduotis jau suponuoja tam tikrą kanalą arba tam tikrą žanrą. Tai jeigu mes kalbam apie kažkokią išimtinai skaitmeninę komunikaciją, tai galbūt skaitmeninės komunikacijos žinovai turėtų dalyvauti pradiniam procese. Iš kitos pusės, man atrodo,
labai svarbu šiandien yra bendradarbiavimas tarp skirtingų disciplinų ir, man atrodo, netgi valdymas skirtingų agentūrų jau yra atskiras agentūrinio darbo žanras, nes klientui iš tikro kartais yra sudėtinga suvaldyti visą spiečių agentūrų. Tai man atrodo, šiaip net ir Lietuvoje praktikoje tas pasitaiko vis dažniau, kad užduotis vienu metu keliauja kelioms pagrindinėms agentūroms ir kuo jos sugeba geriau tarpusavį bendradarbiauti, to rezultatas būna greitesnis ir efektyvesnis. Aš pamenu, prieš jau keletą metų mums teko proga pabūti Kanų liūtų festivalyje ir ten kaip tik buvo tema apie tai, kad nebėra klausimo, ar agentūros gali bendradarbiauti, klausimas yra, kaip jos bendradarbiauti. Tai yra visiškai atitinka tai, ką mes šiandien kalbam, bet klausimas kitas, o tai kliento kokia yra rolė? Ar klientas yra koordinatorius šiais laikais, ar klientas yra lyderis, kuris su vėliava rodo kelią? Kaip tu manai, ką klientas turėtų padaryti ir kokia turėtų būti kliento atsakomybė, kalbant apie visą darbą su agentūromis? Čia toks sudėtingas klausimas, į kurį, ko gero, vėl nebus vieno atsakymo. Tai man atrodo, vėlgi žvelgiant praktiškai, tai vis tik dažniausiai klientas, ko gero, turi vieną pagrindinę agentūrą. Ta prasme, su kuria atlieka daugiausiai darbų, tuo tarpu kitos galbūt vėlgi yra svarbios, bet mažiau svarbios. Tai dažnai, man atrodo, būtent toji pagrindinė agentūra ir imasi šito moderavimo principo, bet vėlgi galų gale paskutinis žodis yra kliento. Tai čia galbūt vėlgi kiek klientas nori aukoti savo laiko ir kiek jis gali deleguoti kažkurie iš savo agentūrų tą visą tarpininkavimo dalyką. Bet vėlgi mes iš savo praktikos matom, kadangi grupėje turim daugybę agentūrų, kad vis dažniau klientai mato privalumus, to vieno langelio principą turėti, kad aš turiu vieną žmogų, su kuriuo aš agentūroje bendrauju, o tada jau tas žmogus išeina į visas kitas agentūras ir realiai atneša bendrą rezultatą. Kiek realu, kad klientas kažkokius tai darbus pasidaro pats? Tarkim, yra turbūt nereta situacija, kai klientas sako, šiaip aš esu toks kūrybiškesnis, bet aš čia turiu tokią vieną idėją, o davai padarom. Tai kiek realu, kad klientas ir pats dalyvauja tiesiogiai siūlydamas idėjas ir galbūt netgi praeidamas tą strateginį brainstorm ir visus etapus ir jau sako, va, Džeki, čia mintis. Visaip nutinka, mūsų gal praktikoje mažiau tokių atvejų yra. Vėlgi galbūt dėl to, kad mūsų klientai yra taip sąlygiškai, tarkim, didesni ir paprastai didesni klientai turi pernelyg daug savo verslo rūpesčių, kad dar aukotų laiką sėdėdami brainstormuose. Vėlgi mažesnių verslų atveju, ko gero, tai yra gana dažna praktika ir čia, man atrodo, vėlgi esminis dalykas yra kažkokio ekonominio naudingumo. Ar mano laikas paskirtas idėjos galvojimui iš tikro yra vertingas, prasmingas ir man apsimoka, ar vis tik geriau galbūt tą darbą deleguoti žmonėms, kurie iš tikro tą daro kiekvieną dieną ir šiek tiek geriau už mane išmano. Minėjai, kad pagrindinė komanda iš principo, kuriant kažkokį sprendimą, yra du žmonės, tai vienas yra meno vadovas, kitas yra copywriteris. Jo. Aš pamenu, prieš keletą metų turbūt buvo konferencija Bolt, kur buvo atvažiavęs Anzelmo Ramos ir jis sakė, kad dviejų žmonių komanda tai yra praeitis, dabar ideali komanda tai yra, kai yra meno žmogus, copywriteris ir teisininkas. Ir jeigu jūsų idėjai nereikia teisininko, vadinasi, jūsų idėja yra nepakankamai gera. Ar dažnai jums reikia teisininkų konsultacijų įvertinti, ar jūsų idėjos ten nieko blogo nepridarys? Aš galvoju, vėlgi, čia ko gero turėta omeny, kad idėjos yra tiek šokiruojančios, kad reikėtų pasikonsultuoti su teisininku, ar nebus padaryta kažkokios žalos. Tai be abejo yra verslų, kuriems reikia tokių idėjų. Aš sakyčiau, daugeliu kitų atvejų nėra poreikio turėti idėją, kuri pažeistų įstatymus. Ar mes konsultuojame su teisininkais? Taip, be abejo.
šiandien vis viena yra pakankamai daug ir verslų reguliuojamų, ta prasme, kurio komunikacija yra apibrėžta pakankamai griežtai ir dažnai mums reikia profesionalios konsultacijos ir klientų jos reikia. Kitas dalykas vėlgi yra daugybė dalykų susijusių su intelektinė nuosavybė, kur kartais irgi yra situacijos neaiškios, bet idėjos radikalumą, kažkaip gal nesam. Jeigu, tu neturi pakankamai lėšų žiniasklaidos erdvei įsigyti, tuomet tavo idėja turi būti drąsi, kad jinai būtų išgirsta, kad prasimuštų pro bendrą foną. Kitas dalykas vėlgi yra tam tikri prekės ženklai, kurie pasirenka tokį kelią komunikavimo. Tai mes ir Lietuvoje turėjom Kiaulę Rūkę, kuri, man atrodo, tiesiog programiškai savo komunikacijai visada ieškodavo idėjų, kurios provokuotų visuomenę. Rezultatų matavimas. Yra daugybė disciplinų, kuriuose rezultatą pamatuoti yra realu, nesudėtinga ir turbūt net yra privaloma. Kaip yra su kūrybos rezultatais? Ar yra, bet kuriuo atveju yra daugybė emocinių matavimo kriterijų, kaip patinka, nepatinka, gražu, negražu ir taip toliau, sprendžia problemą, nesprendžia problemas galbūt, bet kiek realu pamatuoti ir kažkokius tai pragmatinius rezultatus? Tai iš tikrųjų tai yra matuojami dalykai, galbūt esminis skirtumas nuo to, kaip mes matuojam galbūt kažkokios skaitmeninius veiksmus internete, kur iš tikro mes galim iš karto suskaičiuoti kampanijos poveikį ir netgi jos eigoj keisti kampanijos pobūdį, jeigu matom, kad skaičiai neduoda norimo rezultato. Kūrybos atveju tie dalykai galbūt pasirodo per žymiai ilgesnį laiką. Ta prasme, jeigu mes atliekam tam tikrus veiksmus, kurie yra skirti įvaizdžio keitimui, tam suvokimui, kurį žmonės turi savo galvose apie prekės ženklą, tai paprastai tas nenutinka nei per savaitę, nei per dvi. Bet vėlgi tam yra atliekami tyrimai prieš kampaniją ir tada po kampanijos, tada dar po pusės metų. Tai reiškia, kad vėlgi tam tikrus racionalius argumentus mes galim turėti, tik tam reikia šiek tiek daugiau laiko. Labai dažnai kalbama apie iš kliento perspektyvos yra vertinamos agentūros. O jeigu mes pabandytume iš agentūros perspektyvos pabandyti vertinti klientus, tai tarkim jums, koks klientas yra geras? Aš manyčiau, kad mums visų pirma yra geras toks klientas, kuris yra nusiteikęs į mus žiūrėti kaip į partnerius. Ne kaip į atlikėjus, ne kaip, nežinau, į kažkokių nesvietiškai, kosmiškai gerų idėjų generatorius, bet būtent kaip į partnerius, kurie padeda ne tiek kurt kūrybą kabutėse, kiek padėti spręsti konkrečias verslo problemas. Tai man atrodo, kad tas partnerystės klausimas jis visada veda prie geriausių rezultatų, o tie rezultatai kaip taisyklė ir prie tokio pasitenkinimo savo darbu nuveda. Ar galėtum pateikti kažkokį patarimą ar rekomendaciją tiem klientam, kurie bendrauja su kūrybos agentūrom? Ką tiems klientams reikėtų daryti, kad jie būtų sėkmingi, kad jie gautų maksimumą iš to agentūrų ir iš kitos pusės, kad jie būtų traktuojami kaip geri klientai? Tai vėl aš neišvengiamai grįšiu prie to paties. Tai mano galbūt palinkėjimas vėlgi būtų žiūrėti į agentūrą kaip į partnerį, kaip į tokius pagalbininkus, su kuriais yra dirbama kartu ir kartu siekiama rezultatų. Nes vėlgi pasikartosiu, kad kuomet dirbama yra kartu, tai ir tie rezultatai yra akivaizdžiausi. Tai galbūt taip. Tai ačiū labai, buvo labai įdomu. Nėra už ką.